Realiai jaučiuosi dabar lyg būčiau išlikimo projekte, tik nieks manęs nefilmuoja, nieks pinigų man nemoka. Tik aš sumokėjau pinigus. Sveiki, liko mano paskutiniai pasispardymai į medalį. Atsikėliau, pavalgau pusryčius ir iškart važiuoju į oro uostą, iš kurios skrisiu į Padangą. Ir tai trumpai pabuvau, bet labai spaudė laikas, nes į Gentį būtinai turėjau atskristi 25 dieną, o pradėti kelionės anksčiau negalėjau, tai taip ir gausi. Aš bandžiau po džiunglių išsiplaušti tos batus šitoj kriauklytėj, bet aš manau, kad jam jau bus rip. Kojinės iš vis neatlaikė, jau yra priešmirtiniai būsenoj, nežinau, ar čia matosi, bet jos yra, tiesiog fui. Tai žodžiu, po džiunglių reikia naujo outfituko pilno. Kas nėra blogai. You want to try one? Yes. Pasirodo, jie passion fruit turi 5 skirtingus. Aš galvoju, kad mes tiesiog turim tuos tokius rudus juodus, tai yra rudi, juodi, raudoni, oranžiniai ir dar kažkoks. Ir nuo spalvos skiriasi, ar jie yra saldus ar ne. When you are at airport, we are... Aš oro uoste, liko 2 valandas iki skrydžio, einu ieškoti kur eiti. Mano skrydis yra šitas, jis egzistuoja. Galime eiti toliau. Oro uostas ir didelis, bet labai organizuotas, viską praėjau per 5 minutės, vizos net netikrino. Nelabai aš suprantu, kartais tikrina, kartais netikrina. Kartais užtrunka 1 valandą praeiti, kartais 5 minutės. Niekada nežinosi. Gerai. Tai pasiėmiau šaltą kavą, kuri kainavo 1,70 €. Tai čia oro uostas, sakykim, brangiau. Kiek mačiau paskutinį kartą skrendant Lietuvoje, kofeinė jau kainavo man rodos, kad arti 4 €. Tai kosmosas visiškas. Tai va, ir lauksim. Ir beje, nieks net netikrino mano kuprinės, nieks nesvėrė dydžio, nežiūrėjo, tiesiog prašvietė ir viskas. Taip kad svoris čia, kažkaip daugumoje oro uostų, Azijoje svoris nežinau, ar yra toks svarbus. Nors ir ant bilietų yra nurodyta, kad yra kažkoks ten maksimalus, irgi man rodos 8 kg svoris, bet netikrina. Aš visiškai šoke su jokio kažkokio patikrinimo daiktų, jokios vizos, net absoliučiai. Tiesiog aš jau lėktuvo ir išeinu lauką. Pat ant tiek oro uostas. Nice. Žodžiu, norėjau nusimti pinigų, bet duoda tik tais po 100 €. Čia žiauriai mažai, tai ieškosiu gal mieste, kur galima nusimti pinigų didesnę sumą. Yours? Okay. Being renovation. Oh, nice! We about to be done today. Pasivaikščiau miestą, tiksliau ne tai, kad pasivaikščiau, bet man reikia nusimti pinigų. Kol kas visi sakė, kad miestas labai saugus, bet sakai, gėdos nedaro ir nežinau, nenoriu labai ilgai čia užsilaikyti vaikščiodama, tiesiog nusimti pinigų ir atgal. Žodžiu, žiauriai sustresavau, nes kad tik vienam bankomate davė pinigų, tai jo. Hello! What's your name? Ugnė. And yours? Shadi. Shadi, nice to meet you. Tai va taip, žodžiu, dabar atėjau į parduotuvę nupirkti saldainių, sausainių, visokių dalykėlių vaikam Gentyje, tai taip. Šiaip žiauriai sunku išsirinkti, nes nežinau, ko tie vaikai gali norėti, bet kažką paimsiu. Tai prisėmiau visko, tikiuosi neištirps. Grįžau. Vėl beveik kaip karšta. Dabar reikia suskaičiuoti pinigus. Gerai, prašau už manęs nesijuokti, bet mano turui reikėjo 6 milijonų, šiek tiek daugiau negu 6 milijonų, tai čia maždaug 360 € 5 dienos su viskuom. Tai aš dabar jau bankomatą ir turėjau nusimti virš 6 milijonų ir turėjau juos suslapstyti kažkur. Tai prašau nesijuokti, bet
Tai iš esmės jau į kainą yra įskaičiuotos ir lauktuvės genčiai, bet buvo pasakyta, kad galite nupirkti kažką nuo savęs vaikam. Tai, ta prasme, saldainių sausainių, tai ir paėmiau Oreo sausainių, nes jie čia yra brangesnė prekė, tai jie yra labai vertinami ir dažniausiai vietiniai jų neperka, nes per brangu. Toliau Chupa Chups, irgi kadangi europietiška, todėl irgi brangu. Tada tokius, galvau, gal neištirps ir šitus. Nežinau, čia per daug, čia per mažai, patiks vaikam, nepatiks, bet realiai net nežinau, ką imti, tai pasižiūrėsim. Toliau nupirkau būtinai nuo uodų, reikėjo man šampūno ir nupirkau vaisių. Galima pasižiūrėti, kiek tai kainavo. Tai čia yra 7 eurai. Tai šiaip manau, kad labai mažai. Tai rytoj 6 val. Ryto aš jau turiu būti pasiruošus, nes kad 6:30 yra keltas ir aš gyvenu visai šalia kelto, tai mane pasims ir tada 5 artimiausias dienas turėčiau būti be ryšio, be elektros, be interneto, pasaulyje, kuriame neegzistuoja pinigai, neegzistuoja visi mandri dalykai. Ta prasme, kaip? Tai yra šiek tiek baimės, nes, sakau, 5 dienas nebūsiu prisijungus, būsiu kažkur, džiunglėse. Kai buvo su orangutanais, tai vis tiek aš buvau netoli miesto ir net internetas dar kartais traukia, tai jo, bet čia taip nebus. Tai taip, dėjimas grįšiu, jei kažkam reiks storius kelt. Varau pavakarieniaut, nes žiūri noriu valgyti ir jo. Šiaip man kol kas šiek tiek primena Džakartą, tai nežinau, ką man nuojauta dar sako. Na, atrodo ne azijietiškai. Labai vidutiniškai pavalgyta, už pakankamai daug kaip Indonezija, bet ką padarys, turistinė vieta, tai tenka tiek mokėti. Dabar keliausiu atgal į savo hostelį, reikia pailsėti prieš rytojų ir pasiruošti nuotykiam. Bet kelte nėra labai daug turistų, pagrindė tik surfintojai ir vietiniai. Kol kas kelionė visai ilgai atrodo tęsis. 5 valandas ir nėra trumpai, bet nenoriu naudoti daug telefoną, nes tiek išsikraus baterija, tai žodžiu, dabar turim mini sustojimą ir tada keliausim, net nesuprantu, su to pačiu keltu ar su kitu dar toliau, dar ilgiau. Šiek tiek pamiegojau, tai buvo klaida, nes dabar jaučiuosi visiškai sudaužyta, bet nėra daugiau ką veikti. Po daugiau nei 7 valandų pagaliau esam saloj. Ir dabar dar liko, nežinau kiek valandų mašina, nežinau kiek valandų valtim, dar žygis. Jo. Mano gidas atėjo paklausti, ko norėčiau pietums ir pasakė, kad jie turi keptų makaronų. Ir ties tuom visi pasirinkimai baigėsi. Turėsiu pietus su keptais makaronais. Tarp kitko nevalgiau visą tą laiką. Tai va. Nusipirkom batus. Keliam toliau. Sakė, su šitais negalėsiu.
Eisim pas gidą į namus. Where I can put this? Okay. Lalo. Nu kioto. Viskas susidėta. Tai karštis dar daužo mane baisiai, bet tuoj plauksim upę, tai gal šiek tiek vėsiau bus, bet jau galite pamatyti, kad smagiai. Apparently it's a shop. Do we need something? Something else? Yeah, I think. Tai dabar iš tikrųjų iki čia Otos upės važiavome apie pusvalandį ir dabar valandą, dvi gal bus šita upė keliavimo su šita valtele. Karšta, žiauriai karšta. Jau biškiai jautės nuovargėlis. Čia mus pasitinka visa šeima ir visi iškrausto daiktus, kurių mums reikės 5 dienom. O tada jau esam pasiruošę didžiajam žygiui. You can't stay in one place for very long. Ui, jo, istorija. Visai nieko. Nesitikėjau, kad bus va taip. Tai dar galvojau su Filom eiti. Bet sakė, man geriau nusipirkti batus, tai jo nusipirkau batus, tai buvo teisingiausias sprendimas ever. Tai žodžiu, maždaug valandą mes su tą valtelę plaukiam, kvadratais. O dabar irgi maždaug valandą eisim va tokiu keliu per džiunglės iki tos šeimos gyvenamosios vietos. Prisiminkim, kad mano kuprinė sveria 12 kg ir eiti tokiu keliu su tokiais batais. Ne pati lengviausia užduotis, bet aš žinau, kur aš patekau. Aš jau matau, kad per tą kamerą nieko nesimato, bet aš ne tai, kad šlapia, purvina, bet aš tiesiog varvu. Aš nežinau, kaip atrodo mano kojos, pažiūrėti. O tai va. Ava. Kai, štai atėjome mūsų viešbutį, prašau užsukti. Visiškai viduriai nieko. Puikiai išvaizdėlė 10 iš 10. Purvas irgi. Tai žodžiu, mes čia ir atvykome su ta šeima, nes vakar visame kaime vyko laidotuvės vieno vaiko. Tai šita mūsų šeima irgi keliavo su mumis kartu tą valtimi į laidotuvės. Dabar mes laukiam jų, varysim apsiprausti. Žinoma, kad į upę. Ir šiandienai, man atrodo, visai pilnai užtenka, jau daugiau nieko nebereikia. Ta prasme, mano veidas, reakcijos į viską visų. Bet reikia valdyti savo veidą. Realiai jaučiuosi dabar lyg būčiau išlikimo projekte, tik nieks manęs nefilmuoja, nieks pinigų man nemoka. Tik aš sumokėjau pinigus. Tai jo, tai dabar maudausi. Va, šampūno buteliukas. Tai va, draugai, išsmaudžiau upėje. Tai tiek norėjau pasakyti. Nerekomenduoju, kokie sakyčiau 3 iš 10, bet išsmaudžiau. Tai dabar jaučiuosi visiškai kaip išlikime. O, išsmaudėm. Varom atgal į namus, nes tuoj sukandžiu sodai negyvai. Awkwardly with my boots. Going back home after shower. Family. So all 3 families, okay. Yes.
But the one family that's not here, they have also very near from here. They have a small house. Okay. Maybe they later they come. Will come. Sveiki. Keista, bet nors kiaulių aplinkui buvo begalė, bet visiškai nesijautė jų kvapo, tik tais tas garsas ir kriuksėjimas nuolatinis. Tai pirmąją dieną daugiau nieko tokio įdomaus ir neįvyko, tiesiog susipažinome su šeima, šamanu ir apskritai aplinka. Gabriela. Namo viduryje buvo kaip ir virtuvė su dideliu laužu, kur buvo gaminama mūsų vakarienė, o visi kartu valgydavome svetainėje, kurie turėjo 1 ar 2 saulės bateriją įkraunamas lemputes. Šiaip iš tikrųjų neįsivaizduot ant kiek skanu. Va taip iškeptos bananos. Ruošiamės vakarieniai. Tai va, taip vakarieniausim. Mūsų vakarienė. Chili? Oh, no. Y vamos el rol GTA. Aku mampanya tak. Chili? You want to eat chili? No. Spicy? No. Skanus. Čia buvo labai liūdna žiūrėti, kaip katinai ir šunys jokio maisto negauna ir visą laiką bando kažką išprašyti, tai slapčia visą laiką maitinau. Na, po vakarienės mes tiesiog jau ruošiamės miegoti ir pirmoji diena iš esmės taip ir užsibaigė.